Sveiki, noriu kreiptis į Lietuvos žmonės. Ir kai ką jums, gerbėvėjai, pasakyti. Artėja rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Jūs žinot, kad du pagrindiniai konkurentai, kandidatai, tai aš, Trumpas, ir mano konkurentas Baidenas. Man uždavėt klausimą, ar yra toks dalykas, ko aš pavydėčiau savo konkurentui Baidenui. Atsakau, taip, yra. Aš neturiu vieno sugebėjimo, kokį turi mano konkurentas Baidenas. Jis kalbėdamasis su valstybių vadovais, su diplomatais, kartu sugeba kalbėtis kompleksiškai su angelais ir su protėvių dvasiomis. O aš to nesugebu. Va šito savo konkurentui ir labiausiai pavydžiu. Taip pat jūs uždavėt klausimą, kokia būtų mano politika, požiūris į Europos Sąjungą, jeigu aš laimėčiau Jungtinių valstijų prezidento rinkimus. Taip, bandyčiau inicijuoti Europos Sąjungos reformavimą. Istoriškai. Paaiškinsiu. Europos Sąjungos modelis nėra tobulas. Turėjo būti ne Europos Sąjunga, bet Jungtinės Europos valstijos. Dėl to aš, jeigu taps Jungtinių valstijų prezidentu, inicijuosiu referendumą visose Europos Sąjungos šalyse, kad Europos šalių gyventojai priimtų sprendimą, kad Europos Sąjungą perorganizuoti į Jungtinės Europos valstijas. Kai tas įvyktų, aš organizuočiau antrą referendumą. Ir kokį? Taip jūs domina kokį. Kad sujungti Jungtinės Europos valstijas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir įkurti bendrą Jungtinių Europos ir Amerikos valstijų valstybę, kuriai aš irgi vadovaučiau. Tai va tokie mano istoriniai planai, kuriuos aš jums dabar papasakoju. Ir trečias klausimas. Apie sankcijas Rusijai. Gerbiamieji, sankcijos Rusija tik stiprina. Jis sukuria pati savo valstybėje tai, kokioje srityje jai pritaikomos sankcijos. Mano pozicija būtų tokia, kiek gamina Europos Sąjunga, Jungtinės valstijos, jos pramonė, tabako ir alkoholinių gėrimų, kelis metus nemokamai importuoti į Rusiją nemokamai. Po kelių metų jie užmirš visas imperinės agresyvias ambicijas, savo imperinės visokias vizijas. Na, ir jie tik tai galvos po kelių metų, kaip dar gauti nemokamo alkoholio ir nemokamų cigarečių. Ir dar paskatinti iš vakarų Europos visas greko vertas moteris arba nemažą jų dalį migruoti į Rusiją. Ir užliūliuoti jos savo kerais, kaip kažkada Kleopatra užliuliavo Nedu, Romos imperatorius. Ir jie pamiršo karus, jie pamiršo imperinės ambicijas ir net sostinę panoro iškelti į provinciją. Tai tokie mano gerbiamieji planai. Ačiū už dėmesį.